Dar sykį sakau labas vakaras tiems, kurie esate čia ir tiems, kurie klausote įrašą. Ir šį vakarą mes susirinkome labai tokiai galbūt nestandartiniai temai. Tautinė kultūra ir mokykla ar suderinama. Šitą paskaitą esu organizavusi, panašią paskaitą sakysiu, esu organizavusi gerokai anksčiau, turbūt daugiau nei prieš metus. Pažiūrėsim, kaip šį kartą pasiseks. Ir galėsit po paskaitos pasakyti, ar mintis buvo naudingos, ar kažką išsinešate tokio, kas jūs įkvėps daugiau tos tautinės kultūros atspindžių įtraukti į jūsų mokyklinę kasdienybę. Nes didžioji dalis visgi esate mokytojai. Žinau, kad registravosi ir ne tik mokytojai, bet didžioji dalis vis dėlto buvo žmonės, kurie dirba mokyklose šiuo metu. Ir iš tiesų turiu pasakyti prieš pradėdama, kad pirmoji paskaita, nes mes turim dvi paskaitas, ar ne? Šita pirmoji paskaita bus labiau lyrinė, apmąstymams, pamąstymams, tokiai galbūt minkštesniai dalį. Vadinkim taip. O antroji paskaita genealogijos įvadas jau bus daugiau konkrečios informacijos, daugiau tokios struktūros ir mes jau ten kalbėsime tiesiogiai ir atsakysiu jūsų klausimus, kuriuos jūs palikote besiregistruodami. Kur sudarinėti giminės medį, kaip tą procesą įtraukti mokiniams ir panašiai. Va. Tai planas toks. Bet dabar, kadangi didžioji dalis jūsų esate čia pirmą kartą, tai noriu labai trumpai prisistatyti, kad žinotumėt, kas aš tokia esu ir ar verta čia manęs klausyti. Mano vardas yra Viktorija Žemaitytė ir mano veikla, mano projektas vadinasi Stiprios šaknys. Na ir pavadinimas tarsi sufleruoja, kad veikla šita yra būtent ir susijusi su genealogija, su šeimos ir krašto istorija, paveldo pažinimu. Ir mano pagrindinė veikla yra būtent mokomoji, tai yra paskaitos suaugusiems, užsiėmimai vaikams, mokiniams, įvairaus amžiaus, lietuviams ir užsienio lietuvių palikuonims užsienyje. Ir turbūt labai natūraliai taip susidėliojo, kad kai pradėjau užsiimti genealogiją, pasukau į švietimą, dėl to, kad prieš tai mano darbas buvo neformaliame švietime. Taigi buvau tada galbūt labiau pačiame švietime, nors ir neformaliame dabar esu šalia švietimo, bet draugauju ir ateinu į pagalbą, kai to reikia ir į mokyklas atvažiuoju būtent kalbėti tomis temomis, sudominti jauną žmogų savo šaknų pažinimo. Na ir turbūt reikėtų paminėti, kad šiuo metu taip pat siekiu magistro laipsnio diplomo, studijų programa vadinasi Baltų kalbos ir kultūra. Tai ir kad labai susiję. Jei turėsite klausimų, tai sakykite. O mes dabar keliaukime. Pirmiausia, ką norėčiau pasakyti, tai kartais mėgstu tokį, nenoriu sakyti taisyklės pasakyti žmonėms, bet duoti mums visiems kryptį. Kai susitinkam, vis tiek kažkokį susitarimą turim padaryti, ar ne? Tai visada sakau, kad vieni kitus gerbtumėm. Ir iš tiesų nėra buvę mano paskaitose, kad kas nors komentaruose susipyktų. Bet kartais visko pasitaiko. Tai aišku, šitą priminsiu. Priminsiu ir kad susilaikytume nuo politinių temų ir panašiai, nes čia yra proga palikti jas nuošaly. Mes gyvenam labai tokiame keistame, įtemptame pasaulyje, ar ne? Ir kartais tos progos atsitraukti nuo to yra labai naudinga. Na, o jeigu jau eitume prie pačios temos, tautinė kultūra ir mokykla. Tai pirmiausia, ką noriu pasakyti, kad tai, ką šį vakarą kalbėsiu, yra kiek įmanoma be kraštutinumų. Ką aš turiu galvoje tai sakydama? Na, turbūt yra tekę matyti, kad kai kurie žmonės labai aršiai, pavyzdžiui, gina kalbą ne saugodami ją, bet jau tiesiog perdėtai. Sakykime, visi žodžiai turi būti tik lietuviškos kilmės, nors žmogus gal iki galo nežino, kokios kilmės tai žodis, bet ieško, kad būtų tik netarptautiniai, tik ne dar kokie nors. Ne? Ir tada tarsi jau šalia to žmogaus sudėtinga kalbėti, nes nežinai, ką pasakyti. Yra tokių tikrai kardinalių atvejų socialiniuose tinkluose ir visą kur. Yra žmonių, kurie labai aršiai gina, nežinau, tai teisingas žodis, sakykime, folklorą. Tradicinės dainas, tradicinius šokius,
ne taip darai, ne taip dainuoji, ne taip šoki ir tada baisu žengti žingsnį, ar ne? Tai yra tokių dalykų, kurie aš galvoju, jeigu ir šiandien mes visą šitą susitikimą, kai kalbėsime, aš visada turėsiu galvoje, kad kaip jaunimui, taip ir mums, kaip vaikams, taip ir mums, viskas vyksta labai panašiai, iš esmės. Ir lygiai taip pat, kas vyksta su mumis, kai mums pasako, kad tu darai neteisingai, ne taip turi daryti, lygiai taip pat ir jaunam žmogui pasidaro tada ne taip. Čia jau yra įdomu, jeigu čia dar kažkokiam taisyklėm apstatė, tai kodėl aš čia turėčiau domėtis, kokie ten tie šokiai egzistuoja. Va. Tai labai kviečiu tą tokį turėti požiūrį, kryptį, kuo mažiau kraštutinumų, be fanatizmo, ar ne? Kad į viską mes galime žiūrėti paprastai ir švelniai atsipalaidavusiai, kad mums tai, kad mes norim pažinti savo protėvių kultūrą, Tai gal kažką savęs svarbaus turiu pasakyti. nekeltų mums streso. Nu, aš irgi vakar pagalvojau. Taip. Tarsi primenu, kad mikrofonus laikytumėte išjungę. Ačiū. Gerai. Na ir jeigu mes stengiamės nekelti savo įtampos, tai galėtume sakyti, kad geriausia būtų remtis tą bendrą gyvenimo tėkmę. Kodėl aš tokį šitą įvardėjimą dabar parinkau? Tai iš esmės dėl to, nes dabar mes tarsi žiūrim į savo šaknų pažinimą kaip į mokymosi procesą. Ne? Mes bandom suprasti, kaip turėtų būti, bet mūsų tiems protėviams, nesvarbu tiesioginiams, mes kalbam apie savo giminę ar kalbam apskritai apie visus tos žmonės, kurie gyveno prieš mus. Tai buvo tiesiog natūralus kasdienis procesas. Tai, ką mes dabar laikome tradicijomis, tai, ką laikome lietuviškos kultūros dalimi, tai buvo jų gyvenimas. Ne? Ir tai jie juk vienas kito netaisė, tu pavartojai netokį žodį, tarmiškai kalbėdamas. Ne? Būtų juokinga. Tai ir mes bandykime kažkaip į tą įsijausti. Na ir koks yra tikslas? Tai mūsų tikslas ir yra neatbaidyti, o sudominti. Patiems susidomėti ir sudominti jauną žmogų. Ne? Ir vienas iš tokių būtų tai padaryti ir yra būtent per giminės istorijos pažinimą. Ir žinau, kad daug žmonių, kurie galbūt nėra dar domėjęsi genealogija, arba tik tais girdėjo nuogirdas, galvoja labai įvairių dalykų apie tai. Kad giminės istorijos pažinimas yra per paprastas, arba per sudėtingas, nenaudingas, sunkiai pritaikomas ir panašiai. Yra tokių visokių įsivaizdavimų. Tai iš tiesų norėčiau pasakyti štai ką, kad nors ir mes tų įsivaizdavimų turim visokių, bet genealogija gali apimti labai daug. Giminės istorijos pažinimas gali apimti labai daug. Ir žinau, kad Lietuvoje visuotinai pripažinta tiesa yra tokia, kad tiesiog mes laikome ją pagalbinė istorijos disciplina. Ir viskas. Žinom apibrėžimą, genė, plus logos, iš graikų kalbos reiškia mokslas apie šeimą. Bet žiūrim labai siaurai dažniausiai, kad nusipaišiau giminės medį, ten surašiau vardus, kada gimė, kada mirė ir vaikus pažymėjau. Ir viskas. Bet jeigu mes pažiūrėtumėm į tai truputį plačiau, tai pamatytume, kad iš tiesų giminės istorijos pažinime telpa viskas, kas vyko prieš mums gimstant ir dabar. Ir tai gali būti patys įvairiausi dalykai. Tai gali būti įvykiai, kurie buvo svarbus mūsų giminės istorijoje. Tai gali būti kažkokios tradicijos, ypatingos būtent tai giminiai, kurios buvo perduodamos iš kartos į kartą. Galbūt jos yra regiono tradicijos, galbūt tautos tradicijos, bet toje giminėje labai svarbios, ar ne? Ir būtent perduota iš kartos į kartą. Ir jeigu mes pasistengiame tuos dalykus pažinti, mes neišvengiamai pažįstame ne tik savo šeimą, bet ir istoriją, paveldą, kultūrą,
tradicijas, folklorą, viską, kas yra labai platu. Na ir klausimas jums. Jeigu jums dabar reikėtų pasakyti, kas jums yra šaknys, kas pirmiausia ateina į galvą? Jeigu norėtumėte, galite į susirašinėjimo langą parašyti kelius žodžius. Tai kasgi yra jums to šaknys? Paprastai vaikai juokauja, apie medį ką nors pradeda kalbėti ar apie dantis, bet dažniausiai žmonės ką sako, kad tai yra susijęs su giminės medžiu. Bet iš tiesų tai šaknys gali būti vėlgi žymiai daugiau, ne tik protėviai, ne tik tai, ką mes nusibrėžiame giminės medį, giminės schemoje, bet tai yra viskas, kas sudarė jų gyvenimą. Ir šį vakarą mes ir stengsimės vis prie to sugrįžti. Ir dabar aš norėčiau jūs pakviesti vienam pratimui. Aš pažadėjau, kad pasidalinsiu su jumis keliomis užduotimis, kurias jūs galėsite pritaikyti mokymo procese. Ir turiu įspėti, kad pradžioje tos užduotis žmonėms atrodo kiek keistokos, per daug paprastos, galbūt net primityvios, bet viskas yra parinkta sąmoningai. Tai aš norėčiau tik tais dabar paprašyti jūsų, kol aš čia pliurpiu, kad jūs surastumėte popieriaus lapą ir rašiklį. Ir pasimkite kelius popieriaus lapus, nes dar jų reikia. Ir kai jau būsite pasiruošę, kai jau turėsite priemonės, parašykite susirašinėjime vienetuką. Ir aš žinosiu, kad jūs jau turit viską su savimi. Va, ir tiesiog apie tas užduotis. Kartais mes, iš esmės, net ne kartais, o kasdien jūs turbūt stengiatės kuo labiau sudominti savo mokinius arba savo vaikus, nes mes visi esam pripratę prie labai greito gyvenimo tempo ir tarsi visada turime nustebinti, visada turime suteikti įspūdžių. Ir kartais nebemokame pažiūrėti paprastai, nebemokame leisti savo panuobodžiauti ir leisti mokiniams panuobodžiauti. Ir tarsi tokiu būdu stabdome tiesiog natūralų mąstymo procesą. Iš esmės tai taip. Dėl to, kad jeigu žmogaus smegenys visada yra apkraunamos įspūdžiais, tai mes vis mažiau sugebame kritiškai mąstyti. Tai pirmoji užduotis tokiam lėtesniam pamąstymui. Jums reikės tai, ką paprašysiu parašyti, tik tiesiog savo, niekam nereikės rodyti ar atsakymų rašyti, jeigu jūs nenorėsite. Tiesiog patiems savo pasirašyti. Ir po to pasakysiu, kas iš to, kodėl to gali reikėti. Matau, kad pasiruošę. Tai ir pradėkim. Tie, kas žiūrite įrašą, galite susistabdyti, kad turėtumėte ilgiau laiko. Iš esmės tai bus labai paprastai. Ne diktantas. O tiesiog aš jums sakysiu klausimą ir lauksiu minutę, antrą, kol, galbūt ne antrą, sakykime, kad iki minutės, kad jūs atsakytumėte savo raštu į tuos klausimus. Paties klausimo galbūt nebūtina rašyti, nes aš tą klausimyną jums po to atsiųsiu. Tai tiesiog pagalvokite ir savo suprantamų būdų pasižymėkite atsakymą. Galbūt jūsų atsakymas yra išsamesnis ir jūs nespėsite jo užrašyti. Pasirašykite raktažodžius, svarbu, kad pasižymėtumėte. Ir kas dar svarbu, jeigu jūs neturite atsakymą, tai brūkšnį braukit, klaustuką, kažkokiu būdu pažymėkit, kad jūs šitos vietos nežinote. O po to aptarsim kodėl. Tai pirmasis klausimas. Ar žinote visų savo senelių vardus ir pavardės? Ir kokie tie vardai ir pavardės? Ir kiek žinote savo prosenelių vardų? Iš senelių mes turime 4, 2 močiutes, 2 senelius. O prosenelių turime 8. Tai užsirašykite. Pilnus vardus ir pavardės moterų su mergautinėmis pavardėmis senelių ir močiučių, o prosenelių pasižymėkite tai, ką prisimenate.
Nes greičiausiai ir kas yra labai svarbu, kad nepultumėt žiūrėti giminės medį, jų gražus ar kažkur. Tik tais tai, ką jūs prisimenate šią akimirką, kas yra jūsų galvoje. Na tai šitam klausimui gal nereikia tiek daug laiko, pagalvokit, prisiminkit ir tuomet eisim prie antro. Na, ir tiesa, kodėl dabar jums duodu užduotį, tai patys nepabandę, nežinosit, ar verta duoti mokiniam. Kas pirmieji pabaigsit rašyti, vėlgi duokit kokį ženkliuką. Kokį skaičių parašykite į susirašinėjimą. Kadangi jūsų nematau, turim bendrauti va taip. Mhm. Gerai. Aš tik, kolegos, noriu jums tokią informaciją pasakyti. Kai jūs paišote ant ekrano, tai visi tai mato. Tokia paslaptis Zoomo. Jeigu pieši, tai visi pamatys. Baigta. Gerai. Puiku. Kas baigėt rašyti, tai pabaigit. O tie, kas jau pabaigėte, tai antras klausimas. Kokių amatų arba menų išmanytojų buvo ar yra jūsų giminėje? Sakau išmanytojai, nes sunku įvardinti. Ar tai yra amatininkas, o gal tas žmogus tiesiog savo reikmėms kažką mokėjo pasidaryti. Ar tai yra tautodailininkas, vėl, na, kaip čia mes tuos statusus vertinsim. Tai galvoju, įvardinkim išmanytojais. Ne žmonės, kurie sugebėjo arba sugeba savo rankomis kažką sukurti. Ir pasižymėkit, kas yra tas sritis ir kas tas žmogus, kurį jūs prisimenat. Na, čia būna, pradeda žmonės galvoti, aha, buvo gal koks kryždirbys, o gal labai iš medžio tiesiog drožinėt mokėjo, o gal labai gražiai kojines mezgė. Patys įvairiausi dalykai. Kokias 10 sekundžių dar rašykit. Trečias klausimas visada visus nustebina. Kartais nustebina ir atsakymai. O klausimas skamba taip. Kiek liaudies dainų galėtumėte dabar sudainuoti iš atminties bent vieną posmą su priedainiais? Apytiksliai, na, įsivaizdavimai, jūs tam kokias 3 ar 10, 20 vis tiek maždaug įsivaizduojat, kiek atsimintumės, kiek jūs tų dainų mokat. Yra buvę, kad žmogus sakė 100, bet jisai tikrai jas moka. Mhm. Trumpas klausimas, galime į prie ketvirto. Kokio įgūdžio esate išmokę iš savo tėvų arba senelių? Kas tas įgūdis gali būti? Patys įvairiausi dalykai, nuo mezgimo iki kojinių adymo, iki švilpavimo su žolės stiebeliu tarp pirštų, iki, žinau, kokio nors ten figūrinio obuolių lupimo. Ką tik jūs prisimenate? Kas tas įgūdis, kuris jums svarbus, kad jūs jį perėmėte iš savo tėvų arba senelių? Pasirašykite. Penktas klausimas yra tarsi pirmo klausimo papildymas. O jis skamba taip. Iš kokių vietovių buvo kilę kiekvienas jūsų senelių? Ar žinot, iš kokių vietovių buvo jūsų seneliai ir močiutė? Jeigu nežinot konkretaus gal kaimo, na, bent jau
teritoriją, ar apskritį, ar šalia kokio miestelio. Mhm. Kas jau parašėte, parašykit vienetuką. Bus aiškiau. O, matau daug komentarų. Gerai, vadinasi, mes galime eiti prie 6 klausimo. Kas jūsų šeimoje buvo ištremtas? Ir iškart noriu pasakyti, ką sakau visiems. Jeigu sakysite, kad niekas, tai jau neteisingas atsakymas. Na, ką mes laikome šeima, aišku, bet galbūt mes galim žiūrėti plačiau giminę. Ir jeigu tai nebuvo tiesiogiai jūsų seneliai, ar proseneliai, ar tėvai, galbūt buvo, sakykime, kad ir senelių pusbroliai pusseserės. Jeigu jūs šiuo metu nežinot, tai tiesiog ir pasižymėkit, kad nežinote. Nes kas nors vis tiek giminėje buvo ištremtas. Turbūt nebuvo tokios giminės, kad tikrai nebūtų niekas nieko. Būtų turbūt neįmanoma. Mes galbūt kartais nesuvokėme, kiekio žmonių giminėje, kiek jų iš tikrųjų turim. Ir panašus klausimas 7. Kas 19 amžiaus gale, 20 amžiaus pradžioje giminėje buvo emigravę? Ir kur? Čia tas juokas toks yra. Visi turi prosenelio seserį, kuri išvyko į Ameriką. Tai ko gero irgi yra tiesos. Kažkurioje kartoje kokie nors broliai, seseris, ar pusbroliai, ar pusseserės išvyko. Ir kurį laiką, ko gero, ir siuntinius siuntė, ir, sakytum, panašių istorijų vyko. Ir nesusipratimų, ir visako. Tai čia yra toks irgi papildomas lobynas prisiminimų, jeigu tik mes randam, kas mums galėtų juos papasakoti. Tai kas buvo tie žmonės? Jeigu nežinot vardų, tai bent jau giminystės ryšį. Galbūt girdėjot kada nors. Mhm. Ir 8 klausimas tiems, kas pirmūnai. Kokių šeimoje ar giminėje yra karta iš kartos perduotų fizinių prisiminimų, kažkokių daiktų, albumų, papuošalų, dokumentų? Nebūtinai jūs juos turite, bet galbūt kažkas giminėje turi ir jūs žinot, kas yra tas daiktas, kuris yra jau karta iš kartos perduodamas. Nes vienai paskaitoje kažkas juokė, sako, troba. Na taip, fizinis daiktas, pačiai senovinis. Ir kai jau būsite atsakę į 8 klausimą, vėl parašykit vienetuką. Gerai. 9. Čia bus tas klausimas, kur turbūt verta bus užsirašyti raktažodžius, kad patys prisimintumėt, ką turėt galvoje, nes visko užrašyti galbūt nepavyks taip greitai. Kokią istoriją arba legendą girdėdavote ar girdite iki šiol pasakojant jūsų giminėje? Na, būna tos tokios istorijos, kur sako, ten dingo be žinios žmogus, arba gavo iš Saro žemės, arba paliko žmoną ir vaikus, išvyko kažkur ten dirbti ir niekad nebeparsirado. Visokios tokios keistos istorijos. Ir turbūt kokia tokia jie yra. Na, o galbūt yra kokia nors liūdna istorija. Kas tai istorija? Kas pasakojama apie kokį žmogų? Ir mes jau tuoj pat priartėsim prie šitos užduoties pabaigos. Dešimtas klausimas. Į ką savo giminėje jūs jaučiatės panašus arba panaši?
Nesvarbu išoriškai ar vidumi. Ir vėl duokit man žinią, kai jau būsit atsakę į paskutinį klausimą. Puiku. Tai dabar vienas klausimas jums, bet jau nereikia nieko rašyti ant lapo, galite parašyti į susirašinėjimą. Ar į visus šiuos klausimus jūs turėjote pilnus atsakymus? Ir iš tiesų tikrai tokia kažkokia keista mokyklinė užduotėlė, ne? Diktuoja klausimus, rašyk atsakymus, tarsi kontrolinis, bet iš tiesų ne. Kai mes pradedame pažinti savo istoriją, būtent per giminę, aš manau, kad rašymas ranka yra labai geras būdas pradėti. Ir vienas iš tokių elementariausių pratimų, ką galima padaryti, yra pasiimti užrašų knygelę arba popieriaus lapų ir paskirti valandą ar dvi, kai niekas visiškai jums netrukdys, ir rašyti viską, ką jūs prisimenate apie savo giminę. Ir tai yra vaistas dviem atvejais. Vienu atveju tai yra vaistas žmonėms, kurie sako, aš ir taip daug žinau. Kitu atveju yra vaistas žmonėms, kurie sako, kad aš iš vis nežinau ir neturiu už ko užsikabinti. Nes kažkodėl taip yra. Mes, kai būtent ranka rašydami padedam tą informaciją ant popieriaus, kažkokį tokį fizinį apčiuopiamą, fizinę formą, ne, mums patiems pasidaro aiškiau ir kažkokie faktai tarsi atsikabina iš atminties, kad atrodė, kad buvom pamiršę. Kita vertus, mums susideda viskas truputį į kažkokias lentynėles, nes nebe čia bandom viską kaip surinkti, o prieš akis. Kodėl prašiau rašyti iš atminties? Dėl to, kad tai, ką mes prisimename, yra arti mūsų. Ir būtent toks pratimas leidžia pasitikrinti, kiek mūsų giminės tos žinios, būtent protėvių prisiminimas yra arti. Galbūt mes turim kažkur stalčiuje giminės medį, bet jis ten tiesiog saugulio, ar gal ir ant sienos pakabintas gražiai. Bet kad ta informacija būtų gyva, kad mes matytume, kad turim su ja ryšį, ko gero mes kažkiek jos turėtumėm prisiminti. Jeigu nėra atmintyje, vadinasi, mes aktyviai negalvojam apie tai. Tiesiog kasdienybėj to neprisimenam. Tai yra būdas pasitikrinti. Na ir dabar, kaip tai gali būti naudinga kokios nors pamokos metu. Galbūt kažkurie iš jūsų turit kokį būrelį, kai kas galbūt esate lietuvių kalbos literatūros mokytojai, istorijos mokytojai ir panašiai. Tai čia galima pasiūlyti tarsi pažaidimą. Žodžiu, kontrolinis be pažymių, ar ne? Kad jūsų mokiniai, nesvarbu kokio amžiaus, pagalvotų ir prisimintų, ką jie žino, ką jie yra girdėję, nes toks pratimas gali tapti tarsi žemėlapiu, kur eiti toliau. Jeigu mes nežinom, savaime mums kyla noras išsiaiškinti, jie grįžę namo, jis klausti tėvų, sakyti, kaip aš nežinau savo močiutės ten pavardės. Reikėtų dar atsižvelgti ir tai, kad šiais laikais mokiniai apskritai kartais nesupranta, kas yra mergautinė pavardė. Ne? Tai yra proga tą informaciją sužinoti. Kita vertus, panašų pratimą galbūt pakeitus klausimus, galbūt kažkokia tema juos pasukus, galima pritaikyti, pavyzdžiui, ruošintis kokiam nors projektui. Pradėti rinkti informaciją. Nes būtent per klausimus mes galime struktūruotai, aiškiai pradėti rinkti, dėti į stalčiukus informaciją. Tai čia jau yra, sakykime, fantazijos klausimas, kur galima tokį paprastą dalyką pritaikyti, bet būtent klausimai mums duoda tuos raktus. Būtent per tokį paprastą veiksmą mes galime įjungti mąstymo procesą. Net jeigu ir nenorės to daryti, ir jūs, ko gero, bent jau kai kurie pagalvojat, aha, prašau kažkokio čia keisto dalyko, nenoriu. Kažkas gal net nerašėte. Bet nesvarbu, jeigu yra pasipriešinimas, juk jūsų vaikai ir jūsų mokiniai dažnai nenori ko nors daryti.
bet jūs žinot, kad naudinga. Tai tiesiog pabandykit. Ir nebus taip, kad visi jūsų mokiniai staiga sugalvos, kad jie nori gilintis į savo giminės istoriją. Bet kažkam tai bus žingsnelis į priekį. Ir tuos žingsnelius aš vis priminsiu šio susitikimo metu, nes tie žingsneliai maži ir labai svarbus. Na, o dabar eikime toliau. Tai mes šiandien kalbame apie tautinę kultūrą, ar ne? Ir mums reikėtų įvardinti, o kas yra ta tautinė kultūra? Kas sudaro tautinę kultūrą? Ir tarsi mes žinom, kad turime tautinį kostiumą, turime nacionalinius valgius, turime tai, kas mums siejasi savaime. Na, pavyzdžiui, bičių vaškas mes neįsivaizduojam turbūt. Medaus bičių vaškas, kaip gali būti Lietuva be to? Mes turime prietarus, mes turime augalus, kuriuos laikome labai savais. Ne? Ir tai tarsi yra tokia kaip mozaika iš mažyčių dalelių. Jeigu mums reikėtų moksliškai apibūdinti tą tautinę kultūrą, tai sakytume, kad tai yra visuma dalykų, kurie apibrėžia tautą, ar ne, kurie skiria tautą, kažkokią etninę grupę nuo kitų. Ir mes galėtumėm vardinti labai ilgai, kas sudaro tautinę kultūrą. Ir dainos, ir amatai, ir rankdarbiai, ir tautosaka, ir šokiai, šventės apranga, ir papročiai. O toliau jūs matot tokius keistus punktus. Išvardinu profesijas, užsiėmimus, įpročius, pomėgius, talentus, posakius. Kodėl? Manau, kad jeigu gerai pagalvotume, tautinės kultūros dalis yra kiekvieno iš mūsų toks asmeninis paveldas. Ir tą asmeninį paveldą sudaro ne tik tai, ką mes laikome svarbiais tais elementais, būtent bendrosios tautinės kultūros, bet ir tai, kas yra mūsų šeimose, kas kartojasi mūsų šeimose. Ar ne? Ir gali būti, kad jūs turite kažkokį įprotį tik dėl to, nes tokį įprotį turėjo jūsų tėvai, jūsų seneliai. Yra tas toks anekdotas. Sako vyro žmonai, o kodėl tu, kai kepi žuvį ir dedi ją į keptuvę, visada nukirti uodegą? Mano sako, mano mama taip darė, močiutė taip darė ir aš taip darau. O paaiškėjo, kad promočiutė neturėjo didesnės keptuvės. Tai, suprantat, kartais dalykai, kuriuos mes net nepagalvojame, kad apie juos mes net nesusimastome, irgi yra mūsų tos bendrosios tokios tautinės kultūros, mūsų paveldo dalis. Posakiai. Gali būti, kad kažkoks posakis yra tik jūsų šeimoje, arba tik iš to kaimo kilusių gyventojų vartojimas. Aš žinau tokių pavyzdžių. Tai irgi yra tas smulkioji mūsų kultūra. Tai čia tiesiog tokiam užkabinimui pamastyti, o ką jūs perimėte iš savo šeimos ir kas yra to dalis. Ir šioje vietoje galim klausti, tai ar yra vietos tautiniai kultūrai ir tautiniam ugdymui šių laikų mokykloje? Ne kartą esu sulaukus komentarų, kad tautinė mokykla yra mirusi. Ir galbūt tame yra tiesos. Mes bandykim pasiaiškinti. Tai iš esmės žinom, kad tikrai yra iniciatyvų pilietiškam jaunimui. Yra būrelių. Yra muzikos ir darbų pamokos. O jau ar lietuvių kalbos istorijos pamokų metu yra dėmesio tai tautiniai kultūrai, jau galėtume kelti klausimą. Dėl to, kad ko gero tai labai priklauso nuo mokytojo. Kai aš pirmą kartą skelbiau šitą paskaitą, tai buvo semokai. Aš sakiau, kad mažai vietos tautiniai kultūrai yra mokyklose. Ir viena mokytoja labai supyko. Sako, mokiniai ir šoka ir dainuoja, jūs kalbate nesąmonės ir visi viską išmano ir žino ir pažįsta savo tą, žodžiu, paveldą ir viskas čia yra gerai. Kai kas jai bandė prieštarauti, bet taip ir baigėsi. Buvo įsitikinusi, kad tikrai mokiniai visą tai išmano. Ir tai yra jų kasdienybė. Bėda tik ta, kad ta mokytoja pasirodo yra būrelio vadovė.
pas ją ateina mokiniai, kurie jau savaime yra susidomėję. Bet kiek tame žinojime dainos šokio yra tikro supratimo? Čia jau yra klausimas. Kiek mūsų vaikai, mokiniai suvokia, o kam to reikia, kokia yra simbolika dainos, ką reiškia tie žodžiai, kodėl būtent toks šokis šokamas, o ne kitoks, kas padarė įtaką, kad jisai toks. Ko gero, to supratimo kartais pritrūksta ir mums patiems. Ir čia tokia galbūt skambanti frazė, etinis ugdymas ne visada yra vertybinis, tautinis ugdymas ne visada yra vertybė. Ką aš turiu galvoje? Na, esam mes pripratę prie tokių teiginių, kad, kur galime sakyti, kad tai yra didžiausi priešai mūsų vaikų ir mokinių, ką mes galvojame, kad tikrai kenkia jiems. Aš nuo antro galo pradedu. Tai turbūt būtų socialiniai tinklai, tiktokas, kompiuteriniai žaidimai ir prasti draugai. Ne? Ir tarsi visiems yra aišku, kad tai kenkia, tai trukdo ir turėtume su tuo kažkaip kovoti. Na ir tarsi mokykla galbūt turėtų tai atsverti. Nors realybė dažnai yra kitokia ir kartais turbūt mokytojai jaučiasi kaip tarsi kovotų su vėjo malūnais. Tai yra viena pusė. Ar ne, tarsi yra sudėtinga prisibelsti. Ir viena pusė yra tai, kad mokykla tarsi, iš mokyklos yra tikimasi, ypač iš mokytojų yra tikimasi, kad jie sugebės palaikyti dėmesį, kažkaip prikaustyti, atitraukti nuo tų kompiuterių. Kita vertus, galim kelti tokį klausimą. Ar ne per daug atsakomybės yra uždedama tik mokytojai? Ar mokytojas gali be tėvų pagalbos, galų gale be administracijos kažkokios duotos krypties pakeisti mokinių mąstymą, pakeisti jų įpročius? Gero, pritarsit, kad sudėtinga. Iš kitos pusės, kartais tas reikalavimas gali būti apskritai sunkiai suvokiamas, kai yra labai stipri kompiuterizacija. Ką aš turiu galvoje? Na, visų pirma, visa mūsų kasdienybė yra. Mes nuolat sėdim prie kompiuterio, viską turim daryti, sakykime, skaitmeniniu būdu ir panašiai. Bet jeigu kalbam apie mokinius, tai turbūt baisiausias vaizdas, ką esu mačius mokykloje, yra ne kokie nors konfliktai tarp mokinių, bet penktokai, kurie pamokų metu sėdi prie kompiuterio, nes kiekvienas turi nešiojamą kompiuterį pamokų metu. Per pertrauką sėdi prie kompiuterio. Nesikalba su draugais, nebent nori pasidalinti kokią nors ten pastabą apie kompiuterinį žaidimą. Ir tada toliau sėdi prie kompiuterio, nes reikia daryti pratybas. Žodžiu, visos pamokos vyksta prie kompiuterio. Ir tada klausimas štai koks. Kiek dėmesingumo ir kiek susikaupimo gali būti, jeigu visą laiką mokinys leidžia prie kompiuterio. Tai čia turbūt reikėtų sakyti tas pagrindinis priešas, ar ne? Kad mums pasidaro sudėtinga, mes tarsi turime tapti juokdariais, bandančiais atitraukti jauno žmogaus dėmesį nuo ekrano į tai, ką mes norim pasakyti. Ir tokiu atveju reikia pasakyti, kad turbūt daugelis mokinių tampa tokiais stirniukais, kur pro vieną ausį įėjo, pro kitą išėjo. Ir viskas. Čia turbūt gal kokia antilopė nuotrupai, bet man pasirodė, kad labai tinkama iliustracija apie tai, kad niekas nebeužsilieka. Dėl to, nes visas dėmesys yra į tai, kas dirbtina. Ir mes iš tikrųjų, reikėtų pripažinti, tą pasaulį tokį sukūrėm. Visi žmonės paskutinės kelios kartos, siekdami modernizacijos, siekdami technologijų augimo, mes dabar ir, aišku, labai daug dirbdami ir, sakykime, stengdamiesi išlaikyti šeimą, pasistatyti namus, susikurti kažkokį gerbuvį, ko gero, kaip bendra žmonių tokia grupė didžiulė,
praleidom tą momentą, kai jaunimas jau tapo, ir mes patys, ko gero, tapom priklausomi. Ir jau pasidaro vis sudėtingiau tą dėmesį atitraukti. Tai čia yra ta viena monetos pusė, kad sudėtinga prisibelsti. Antra monetos pusė yra štai kas. Aš tikiuosi, kad jūs nepriimsit to asmeniškai kaip įžeidimo, bet tiesiog taip yra, kad dažnai mokytojai, kurie galbūt turi savo mokomosiuose dalykuose įtrauktas temas iš tautinės kultūros srities, nebūtinai yra to dalyko specialistai. Ir net jeigu mokytojas ir stengiasi tiesiog perteikti tą informaciją, jeigu tas turinys yra faktinis, o mokytojas neturi to susijusios patirties ir galbūt negyvena tuo, nėra, sakykime, tai jo asmeninė domėjimosi sritis, tai sudominti mokinį vėlgi tampa dar sudėtingiau. Nes galbūt tiesiog mes kiekvienas turim sritį, ar ne, kurią domimės ir kuri mums yra svarbi. Ir tarsi čia atsiranda toks kaip griovys, kur neaišku, kaip jį peržengti, peršokti ar kokį tiltą nutiesti. Ir tarsi lieka tik tais teorija, kurią mes stengiamės perduoti, bet tai lieka tik teorija, be prasmės suvokimo. Na, pavyzdys. Pavyzdžiui, daina. Tai jinai yra kur nors vadovėlyje ar muzikos vadovėlyje, galbūt netgi lietuvių kalbos literatūros kažkokie žodžiai liaudies dainos. Kokią reikšmę tai gali turėti mokiniui, kuris nelanko jokio kolektyvo, jo tėvai galbūt irgi nebuvo niekada susidomėję stipriai liaudies dainomis. Kokią reikšmę tai gali turėti tokiam mokiniui, jaunam žmogui? Greičiausiai jokios. Visai kas kita būtų, jeigu tai yra mokinys nuo vaikystės lankęs kokį nors kolektyvą ir, sakykime, suvokia, kokio regiono tai daina, su kuo jinai yra susijusi, ką reiškia ta tema, galbūt netgi jau pradėjęs suprasti, ką gali reikšti simbolika, siužetas ar ne, sudėtingi dalykai. Kur aš lenkiu? Tai iš esmės galėtume sakyti, kad tų būdų perteikti informaciją apie tautinę kultūrą yra daug. Bet kurie iš jų iš tiesų veikia, kurie iš jų yra gyvi, o ne tik teoriniai, tai čia jau yra truputį sudėtingesnis klausimas. Ir viena vertus, daug reikšmės turi mokytojų pastangos. Ar ne? Ir mokytojai tikrai dažnai stengiasi supažindinti mokinius. Yra tokių mokytojų, kurie galbūt patys domisi. Patys sudarinėja savo giminės medį, pavyzdžiui, arba patys lanko kolektyvą, moka tų tradicinių šokių ir panašiai. Ir šalia to, aišku, yra kolektyvai, yra tautinės šventės, į kurias mes kviečiam mokinius. Bet vis dėlto dažnai ta informacija ir lieka, tokia teorinėme lygyje ir tai jinai lieka tolima. Ir dažnai su tokio pobūdžio žiniomis tiesiog nėra asmeninio ryšio. Ką aš turiu galvoje? Vėlgi, daina vadovėlyje. Galbūt įjungsite mokiniui įrašą paklausyti, kaip jinai skamba. Jisai pakreipys galvą, sakys gražu. Bet visai kas kita, jeigu ta daina yra daina, kurią jam, kai jis buvo mažiukas, dainavo jo močiutė. Asmeninis ryšys atsirado. Viena iš temų, kurią geriausiai suvokia mokiniai istorijos pamokose, yra tremtis. Kodėl? Nes vis dar yra gyvų žmonių, kurie gali papasakoti, kaip ta tremtis atrodė. Arba, sakykime, galbūt tai yra tų žmonių vaikai, bet vis dar yra tos istorijos gyvos šeimose. Ir tai yra, ko gero, viena iš temų, kuriai daug dėmesio yra skiriama. Skatinami projektai, kažkokie rašiniai, pristatymai, kad tas mokinys pasidomėtų. Ir šita tema yra tai, ką mes aiškiai suvokiame ir baigę mokyklą suprantame, su kuo tai yra susiję. Ar ne? Ir
ko gero ir yra pagrindinis klausimas, tai kaip mums tą ryšį su ta informacija sukurti, kaip mums padėti sukurti ryšį mokiniui su informacija, kurią jis gauna ir savimi, kad jinai pasidarytų asmeniška. Ir aš noriu į kai ką atkreipti jūsų dėmesį. Mes iš esmės gyvenam savo tradicinės kultūros terpėje. Nors jeigu tiesiog taip tiesiai jūsų paklausčiau, jūs ko gero sakytumėte, kad jokios tradicinės kultūros dažniausiai aplink mus nėra. Mes turime šiuolaikinius daiktus, ar ne? Mes gyvenam šiuolaikiniuose pastatuose. Viskas tarsi yra tiesiog bendrai europietiška, modernu ir tiek. Mums reikia dėmesingumo. Jeigu jūs paskirtumėte dieną, pavyzdžiui, rytoj, nuo pat ryto, kai atsikelsite, stebėti savo aplinką, namie, gatvėje, nuėjus į darbą, kokius tautinės kultūros ir tradicinės kultūros ženklus jūs pastebėsite. Būtų labai įdomu, jeigu pasirašytumėte ir paskaičiuotumėte, kiek tokių ženklų jūs pastebėjot. Ir kartais taip gali būti smulkmenos, ir ne, galbūt tai bus vėliavėlė kažkur pastebėta, galbūt tai bus tautinės juostos kažkoks elementas. Galbūt reklama gatvėje bus užrašyta žemaičių tarme. Dabar labai populiaru. Pastebėti tokius dalykus, kur atrodo, nieko iš to nebelikė, bet vis dėlto kažkokių smulkmenų yra. Tai jums namų darbai. O dabar klausimas. Ką jūs perėmėte iš savo šeimos? Ir gali atrodyti, tarsi nieko, esu toks pats žmogus kaip ir kiti, ar ne? Bet jeigu vėlgi pagalvotume dėmesingai, ką perėmiau, galbūt kažkokį rankdarbį išmokau, galbūt dainą, galbūt įgūdį, kaip prieš tai buvo klausimas, galbūt įsiminiau kažkokią istoriją, kuri šeimai buvo svarbi, netgi perėmiau kažkokių savybių iš savo šeimos narių, net jeigu mums jos nelabai patinka. Ir tai irgi yra dalis tos mūsų tradicinės aplinkos. Ar ne? Nes tai iš kartos į kartą yra perduota, net jeigu kartais ir nesuvokta. Ir jeigu vis dar neįtikinau, tai galiu užduoti štai kokį klausimą. O kokie būtume, jei būtume gimę kitur? Ar būtume tokie patys? Net jeigu imtume kokią europietišką šalį, Vokietiją. Ar būtume tokie pat, kaip gimė Lietuvoje? O galbūt jūs esate gimę ir kokioje kitoje šalyje, kaimyniniai, nesvarbu. Tinka, sakykime, universaliai. Bet jeigu jūs būtumėt gimę ne ten, o kitur, ar yra skirtumų? Greičiausiai yra, net jeigu jų iš pirmo žvilgsnio nemato. Ir kita vertus, gali būti, kad vien tradicija eiti grybauti vasaros gale, rudenį, yra perimta būtent iš jūsų šeimos ir, sakykime, yra kitos šeimos, kur tokio įpročio nebuvo. Paprasčiausiai. Pavyzdžiui, kai dirbu su Amerikos lietuvių palikuonimis, tai jau yra, sakykime, amerikiečiai. Tai jiems didžiausias nustebimas yra, kad galima eiti grybauti į mišką. Kai kurie, sako, mes eidavome ir dar atsimena, kad eidavo grybauti ir būdami ten. Bet bendrai tokios aiškiai suvokiamos tradicijos nėra. Pasirodo, tai yra tipiška mūsų kraštams. Taigi štai. Na ir galėtume tokią daryti dalinę išvadą, kad būtent stebėdami savo aplinką, galbūt darydami tas tokias, sakykime, stebėjimo momentus kažkokius savo vis primindami, mes pažįstam ir savo šeimos giminės istoriją ir bendrai savo aplinką, tą, kurioje gyvename. Ir per tai mes galime geriau suvokti, kodėl kažkas įvyko, kaip kažkas įvyko, pažinti, suprasti ir priimti. O priimti yra turbūt pats sudėtingiausias dalykas. Ir
kartais sužinoję tik sausą faktą mes galime labai lengvai nuteisti. Kodėl tai pasielgia? Na ir dabar taip ar ne, kasdienybėje mums būna. Bet jeigu mes pasigiliname daugiau ir sužinome priešistorę, labai dažnai tas priėmimas pasidaro lengvesnis. Na ir keliaukim toliau. Tai kasgi yra tas paveldas? Aš vis tą žodį paminiu, bet iki galo neišvynioju. Tai dabar pasižiūrėkim į paveldą. Mes žinom, kad yra kultūros paveldo sąrašai. Kas yra oficialiai įtraukta į tuos sąrašus ar ne. Ką mes turėtumėm gerbti, saugoti ir panašiai. Na dabar pasižiūrėkim į žodį daryba. Tai priešdalis pa ir šaknis ar ne veld, paveldėti. Tai, ką mes paveldėjome, tai, kas atėjo iš praeities, tai, kas mums yra perduota. Pačia plačiausia prasme, tai yra viskas, ką mes perėmėme. Viskas, ką mes perėmėme iš savo tėvų, senelių, kitų giminaičių. Ir aš kartais juokiuosi, kad tai, kokiu kampu pakreipę mes laikome šaukštą, irgi yra mūsų asmeninis paveldas. Arba kaip laikome dantų šepetėlį, nes mus kažkas to išmokė, greičiausiai. Ir jeigu bandytume palyginti, ko gero skirtusi, paimtume grupę žmonių bandymui, tai ką aš iš tiesų turiu galvoje, tai yra tai, kad kiekviena tokia smulkmena ir sudaro tai, kas mes esame. Ir kartais net nesusimąstytume, kad nesam tokie jau neįdomus, kažkokie, atrodo, nieko neišsiskiriantis, bet kiekviena ta smulkmena, jinai šiek tiek skirsis, nes mes gimėm būtent savo šeimoje, būtent savo tautai. Na ir galėtume duoti dar vieną klausimą. Labai mėgstu klausimus pastebėti. Ar yra laiko ir erdvės tokiems reikalams mokyklos kasdienybėje? Mąstymams, filosofijai, kažkokiems svarstymams, kas yra tas paveldas, kas yra ta tautinė kultūra, kaip to užsiimti. Turbūt reikėtų sakyti, kad taip ir ne. Dėl to, kad pirmiausia, asmeninių mokytojų pastangų dėka, to noro palikti bent kažkokią žymę, mažiausią taškelį, kad būtų perduotos tos žinios mokiniui, taip. Bet ar mes galim skirti atskiras pamokas tam? Yra dar mokyklų, kur vyksta atskiras etninio ugdymo pamokos. Mažai. Ar turim laiko daugiau pasigilinti, kai nuolat mus, sakykime, iš paskos atsiveja programos, reikia suspėti. Ar yra laiko tokiam pasvarstymui su mokiniais? Galbūt tai irgi yra dalis problemos, ar ne? Ir iš esmės, tarsi visos viltis sudedamos į tą popamokinę veiklą, mokytojų pastangas ir papildomus užsiėmimus. Atvyko kažkoks vedėjas, lektorius, kažkokį užsiėmimą pasiūlė, na ir tiek. Vienas kartas per metus. Bet turbūt vis dėlto reikėtų sakyti, kad ta tautinė kultūra yra gyva. Nors man teko girdėti iš mokytojų, kad sako, jau jinai nebeegzistuoja. Bet vis dar yra tų entuziastų, kurie nori ją palaikyti. Kita vertus, jeigu jūs esate tas žmogus, kuris stengiatės, norite tiems savo mokiniams perduoti kiek įmanoma daugiau, gali būti toks menkas nusivylimas, kad mano istorijų jie nesiklauso, arba jūs savo vaikams kažką pasakojate. Ar vis tiek pasakoti ir vis tiek kreipti tai dėmesį. Ir čia atsakymas būtų vienareikšmiskas taip. Na ir galim galvoti, mums įdomu, o jiems ar įdomu? Ir vėlgi atsakymas, nebijokim atsimušti tą sieną. Aš paminėjau mažus žingsnelius jau keletą kartų. Jeigu mes ir atsimušim į sieną, kažkokį ten užrašką mes vis tiek paliksim. Ir kada nors jie prie jos sugrįž. Ir tai gali atsitikti po gerokai ilgo laiko. Po kelerių metų. Kai jau bus baigę mokyklą, bet atsimins, kad kažkas apie tai kalbėjo. Na ir dabar eikim prie truputį praktiškesnės dalies. Tai kaip
mes turėtume perteikti mokiniams, jaunimui, vaikams, savo kitiems. Kaip mes turėtume visą tai perteikti? Kaip turėtume perteikti svarbą to, ką laikome tautinė kultūra? Kodėl tai yra svarbu? Galų gale, ar ne? Kartais netgi būna toks klausimas, o ar reikia skatinti? Na, čia turėtumėm šitą klausimą atsakyti kiekvienas. Pirmas punktas, ko gero, būtų, kad turėtumėm tą skatinti nuo mažų dienų. Eiti į renginius ar ne, mokyti dainų, mokyti šokių, kalbėti apie senelius, prosenelius, kas jie tokie buvo. Bet, aišku, ne viskas prarasta, net jeigu ir jau tas laikas praėjo. Pasakoti, kol dar įdomu, labai svarbu. Bet dar svarbiau yra mūsų pavyzdys. Na, jeigu mes nesidomim patys, tai kaip gali norėti to mokinį. Ir kartais mes galbūt net nesusimastom, kad tai, ko reikalaujam iš vaikų, iš jaunimo, yra tai, ko kartais mes nesugebam padaryti. Na, pavyzdžiui, atkreipti dėmesį, perskaityti iki galo, ko mūsų prašo, kokia informacija yra pateikta. Norim, kad jie domėtųsi, norim, kad jie šoktų, dainuotų, kad tautinį kostiumą norėtų apsivilkti. Ar mes patys rodom tą pavyzdį? Kai kuriais atvejais tikrai matau, kad tokių pavyzdžių yra. Bet į tai mes turėtume atkreipti dėmesį. Kitas labai svarbus dalykas yra ryšio tarp kartų kūrimas. Lankyti vyresnius. Ir nesvarbu, ar tai bus šeimoje bendravimas su seneliais, su proseneliais, jeigu jie dar yra, ar tai bus, sakykime, galbūt senelių prieglaudos lankymas. Labai svarbu, kad būtų bendravimas tarp skirtingo amžiaus žmonių, nes jauni žmonės, kurie neturi kontakto su vyresniais, su senjorais, tarsi neturi suvokimo apie gyvenimo ratą. Ir kartais tėvai, norėdami apsaugoti nuo to suvokimo, padaro meškos paslaugą, nes net tik patys nebenori galvoti apie senatvę, galvoti apie mirtį. Nusivesti, sakykime, uždegti žvakutę kapinėse. Bet tai atima ir iš savo vaikų, nes tarsi mums tai jau yra per baisu, per trapu. Kita vertus, gali būti ir taip, kad, sakysim, tai jie vis tiek nesiklauso, ką ten pasakoja ta močiutė. Tai aš sakau taip, viena ausis geriau negu nei vienos. Jeigu jie ir ten žaisdami savo žaidimą telefone išgirs bent vieną ausimi, jau bus gerai. Kažkur galbūt jiems truputį tai užsifiksuos. Taip. Gerai. Kitas svarbus punktas - skatinti kelti klausimus. Aš tik paminėsiu, kad matau, kad jūs rašot komentarų, bet prie jų sugrįšim pabaigoje. Gerai? Tai jau aptarnėsim klausimus, nes bus sunku šokinėti tarp temų. Skatinti kelti klausimus. Ir ką aš čia turiu galvoje? Na, jeigu mokinys, vaikas, jaunas žmogus pradeda galvoti, išgirsti apie savo giminės istoriją, savaime jam turėtų kilti tokie klausimai, pavyzdžiui, kodėl iš vis vyko tremtis? Kodėl prosenelis buvo ištremtas? Mums reikėtų kažkaip tai paaiškinti. Kodėl tie žmonės emigravo? Kodėl nemokėjo skaityti? Kodėl dokumentai nelietuviški? Kodėl, pavyzdžiui, jeigu buvo bajorų giminiai, kodėl jie turėjo įrodyti, kad jie yra bajorai? Ar mes patys tuos atsakymus žinom? Ir atrodytų, na, iš vienos pusės galbūt, o kodėl jie čia turėtų kelti tos klausimus? Bet mūsų darbas ir yra paskatinti, atkreipti dėmesį, kelti klausimus patiems, kad jie pradėtų galvoti, o kodėl? Kad ne? Ir viena iš geriausių formų tai padaryti yra žaidimo forma. Aš esu nusižiūrėjusi vieną tokią idėją iš amerikiečių iš tiesų. Išgirdau pasakojant vieną tyrinėtoją, ką jinai daro savo šeimoje. Jinai sukūrė žaidimą. Protėvių korteles. Ir tos kortelės yra būtent vaikams skirtos daugiausia. Ten yra nuotraukos kiekvieno protėvio, vardai, pavardės ir svarbiausia informacija apie juos. Ir man atrodo, jie žaidžia taip. Yra tų kortelių po 2 vienodas, jie jas uždengia
Ir tada vaikai kaip atminties žaidimą, žodžiu, turi atversti dvi vienodas ir, aišku, jie tada skaitys, kas ten parašyta. Tai yra jaunesniems, sakykime, vaikams, bet vis tiek tai yra vienas iš tokių būdų per žaidimą. Na, aišku, kai jau yra vyresni, paaugliai, galbūt tai nebe tiek tiks, bet ir tai galbūt kaip žaidimas, kaip toks bendras laiko praleidimas, galbūt irgi gali tikti. Kita vertus, pavyzdžiui, gali būti klausimai, gali būti pokalbiai. Aš būtent tokiems pokalbiams sukūriau būtent korteles apie giminę, apie šeimą, apie vaikystę, žodžiu, tai, kas mus sieja su praeitimi. Ir kai tas korteles nusivežu į mokyklas, iš pradžių tai mokiniai žiūri truputį skeptiškai. Tai aš juos pasodinu, arba mes, žodžiu, vaikštom ir sustojom poromis. Ir kai jie pradeda kalbėtis, nors po to gal nebūtinai ir pripažins, matau, kad tokie klausimai netgi žymiai labiau juos paliečia, negu jie kalbėtų apie save, apie savo pomėgius, nes tarsi nebėra po kuo pasislėpti, yra kaip yra. Arba žinau, arba ne. Koks ten buvo senelis. Sakykime, ar kokią reikšmę šeimoje turi tikėjimas. Arba ką labiausiai prisimena iš vaikystės. Senelių charakterio savybės ir panašiai. Ir tai vėl atveria tokį tarsi didesnį pasaulį. Ar ne? Ir kartais per tą paprastą dalyką naudos gali turėti visos kartos. Ir nesvarbu, ar tai yra jūsų šeimoje, ar galbūt yra mokykloje kažkokio užsiėmimo metu, kaip netgi tarp svetimų, sakykime, klasiokų, mokytojai ir mokiniai, besidalinant atsakymais, tiek, kiek kiekvienas jaučiasi patogiai, labai svarbu pasakyti. Toks labai įdomus dalykas vyksta, kad atsiveria ir kartu prisimena. Prisimena tai, kas svarbu, tai, kas jautru, ir galbūt grįžę namo pagalvoja, kad galbūt reikėtų paklausti tai, ko nežinojau. Galbūt reikėtų pakalbinti močiutę su tais klausimais. Tai jūs tą galite padaryti labai paprastai. Jūs galite, sakykime, patys susigalvoti tuos klausimus. Jūs galite įvairiausių formų. Yra tie, sakykime, žaidimai kaip laikrodukas ir panašiai. Bet klausimus pasukti būtent apie tai, kas yra iš praeities. Galbūt netgi tai gali būti tiesiog bendriniai klausimai apie tautinę kultūrą. Sakykime, kokius jie žino amatus. Ką jie žino apie audimą. Iš kokio regiono yra kilusi jų šeima. Ir taip toliau. Ir vėl tai gali būti gera pradžia, rengiantis kokiam nors projektui, kažkokiam darbui, kurį jiems vienaip ar kitaip reikės atlikti. Tai tik tais tokia įžanga, tai būtų atlikta giliau. Na ir tie integruoti projektai visada irgi yra naudingi, tik, aišku, mums svarbu juos kūrybiškai pažiūrėti. Dar svarbu, kad būtent mokykloje įgytos žinios būtų susietos su savimi, su savo šeima, su savo istorija. Na ir kelios idėjos temoms. Jeigu, sakykime, jūs norite duoti kokį laisvesnį rašinį rašyti, pavyzdžiui, arba kokį nors įdomesnį projektą atsipalaidavimui nuo kitų kažkokių įtemptų darbų, tai kokios galėtų būti tos temos? Tai gali būti tiesiog trumpa užduotis pasižymėti giminės medį iš atminties. Ne kad kažkam parodyti, to patiems savo. Gali būti įvairūs projektai, į ką esu panašus. Ir tada galvoti, o kokios savybės, o galbūt talentai, gebėjimai yra perimti. Tai gali būti pristatymai, gali būti rašiniai. Kaip giminės istorija atsispindi didžioji istorija. Ir tada mokinys gali žiūrėti, tremtis, emigracija, karai, kaip visą tai susijungia. Kuo šeimos patirtis siejasi su literatūra, labai galim pritaikyti vėlgi prie literatūros pamokų. Nes niekas nėra iš piršto laužta, ne, tai kas yra netgi tos privalomos literatūros kūriniuose gali būti susijęta ir galbūt neduoti tokį kitą žvilgsnį, kad nėra čia viskas taip nuobodu. Galų gale etnokultūra giminėje. Kas giminėje sugeba kažkokiais amatais rankdarbiais užsiimti. Kas yra labai dainingi, kas moka šokį. Tuo susiję, galbūt interviu gali paimti iš to žmogaus. Vėlgi, dar platesnis toks
dalykas. Ir jums gali kilti natūrali reakcija, kad o jeigu jiems neįdomu visą tai, tai neturi būti iš karto įdomu. Ir daugumai nebus. Tokie dalykai, jie yra toli nuo tų įspūdžių, kuriuos mes dabar siūlome mokiniams. Ir toli nuo, sakykime, tų visų spalvų ir to, ką siūlo net, sakykime, internetas, greitis, žaidimai, viskas vyksta staigiai, nereikia nieko laukti. Tai labai skiriasi. Tai yra lėti procesai, tai yra apmąstymai, tai yra pokalbiai. Nebus įdomu, bet aš galiu beveik garantuoti, kad bent keli atsiras iš visos grupės mokinių, kurie kada nors pasijaus jums už tai, kad jūs davėte kažkokią užduotį, kurios jie tuomet nenorėjo daryti, dėkingi. Ir tai gali būti po daugelio metų. Ir kai jau laiko nutekės, tada ir pasijaus. Ir aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad kai aš buvau paauglė, tai galvodavau, kad kažkoks keistas dalykas yra daryti giminės medis. Rašai ten vardus, o kam to reikia, nelabai suprasdavau. Tarsi be prasmės. Ir mano lietuvių kalbos mokytoja vis stengdavosi mums priminti, kad yra giminės istorija, kad galima medį sudaryti. Pakviesdavo svečių, kurie pasakotų apie tai, kviesdavo konkursuose dalyvauti. Jos dėka aš paėmiau pirmąjį ir realiai paskutinį tokios apimties genealoginį interviu iš savo senelio, nes po to tiesiog dėl sveikatos jo mintis labai suprastėjo labai greitai. Ir aš tik po beveik 10 metų pagalvojau, kad kaip gerai, kad buvo tokių mokytojų, kurie stengiasi. Net jeigu ir daugelis nesiklausė, galbūt darė kaip aš iš pareigos, kad reikia padaryti, tai darysiu. Buvo mokytojų, kurie stengdavosi pamokyti kokį šokį, supažindinti su vietinio regiono dainomis, supažindinti galų gale su objektais lankytinais, piliakalniais, kurie yra aplinkui. Ir atrodo, tuo metu galvodavai, kažkaip čia keistai jie prisigalvoja. O dabar galvoju, kaip gerai, kad buvo tokių žmonių, kuriems nebuvo svarbu, kurie nekreipė dėmesį į tai, kad kažkam čia gal nuobodu, ar nepatinka, ar dar kaip nors. Nes praėjus laikui suvoki viso to vertę. Ir ko gero, kiekvienas iš jūsų tokių pavyzdžių prisiminę, pagalvoję prisimintumėt, kad buvo, kai mokėtės tokių žmonių, kurie labai stengiasi, net jeigu tuo metu to nesuprato. Tai dabar tokia didelė dalis ir pauzė. Aš norėčiau trumpai pristatyti jums ir papasakoti apie kultūros paso užsiėmimus. Ir po to planas toks. Kai aš trumpai jums apibūdinsiu, ką gali gauti mokiniai būtent tose užsiėmimuose, nes pasirodo, šiandien pagaliau atsidarė kultūros pasas ir jau sukrito pinigai į mokinių pinigines. Žodžiu, nebėra tų ribojimų, kurie čia buvo tuos kelis mėnesius. Ir tada mes turėsim dar vieną pratimą. Ir jisai bus toks trupučiuką didesnis, bet galbūt pasirodys jums netgi įdomus pasižiūrėti, tai kaip iš tikrųjų mūsų gyvenime atsispindi tai, ką mes perėmėm iš savo protėvių. Tai dabar taip. Aš šiandien parinkau pristatymui būtent užsiėmimus, kurie vadinasi monošakniai. Ir jie yra skirti mokiniams nuo 5 iki 12 klasės. Ir juose, ką mes kreipiam daugiausiai dėmesio. Tai pirmiausia, į tai, kad mokinys užsikabintų, susidomėtų kažkokiu kampu, ką mums suteikia tas šaknų pažinimas.
tai, ką šiandien kalbu iš esmės. Suteikti įrankius, sakykime, parodyti pirmosius šaltinius, kur galima ieškoti informacijos apie giminę, bet taip pat ir apie bendrąją kultūrą. Truputį priversti sumąstyti, tas prisiminimas, ar ne, kas yra svarbu. Ir tai yra ne tik teorija, bet ir praktinės užduotis, kūrybinės užduotis, kad tai būtų proga stoti toje greitoje kasdienybėje mokyklinėje ir pasižiūrėti, kokią įtaką mums turi mūsų protėviai. Ir kaip mus tai veikia. Ir kita vertus, ko mes galime iš to pasimokyti. Taigi štai, tokie užsiėmimai, trukmė, man atrodo, čia matosi. 5-okam, 7-okam yra šiek tiek trumpesnis užsiėmimas ir mes veikiam labai įvairius dalykus. Ir kalbamės, ir diskutuojam, ir su klausimais žaidžiame, ir piešiam, ir rašom. Žodžiu, visas laikas yra skirtas tam, kad mokiniai prisimintų tai, ką jau žino, ir kartu gautų įrankius tam, kad galėtų pasigilinti labiau ir per giminės istorijos pažinimą pažinti ir savo aplinką ir galų gale, kad labiau atkreiptų dėmesį mokykloje, lietuvių kalbos pamokų metu, istorijos pamokų metu, į tai, ką jie mokosi ir kaip jie tai gali susijęti su savimi. Tai yra pagrindinis toks, sakykime, aspektas šitų užsiėmimų. Ir jeigu jūs norėtumėte, kad atvykčiau pas jūsų mokinius, tai galite paskambinti ir mes sutarsim laiką. Svarbu, kad pirmą paskambintumėt prieš rezervuodami. O kodėl mes tai darom, ar ne? Kodėl yra daug įvairių tų užsiėmimų, edukacijų, viso ko? Kartais, ko gero, tas išsikišimas toks į šoną duoda tą naują įspūdį mokiniams ir galbūt kitokį impulsą. Kad tai ne tik, kad mama ten kažką namie pasakoja, kad mokytoja, kurią kiekvieną dieną matai, bando perteikti ir tas yra labai svarbu, ar ne? Bet iš šono dar kažkoks žmogus, kuris svetimas, niekaip nesusijęs, pasakoja, rodo, per žaidimą pateikia tuos dalykus, kurie yra svarbus, galbūt apie kuriuos nėra laiko, kada pagalvoti kasdienybėje. O dabar pasimkite vėl naują tuščią popieriaus lapą ir rašiklį. Ir vėl duokit man žinią gerai, vienetuką. Dabar prašymas jums. Viduryje lapo kažkokiu savo suprantamu būdu pasižymėti save. Tai gali būti jūsų toks mini portrečiukas, žodžiu, žmogeliukas kažkoks, tai gali būti jūsų vardas, bet svarbu, kad tai būtų kažkokios ribos, ar ne? Jeigu vardas, tai apibraukit, kad tai būtų toks aiškiai suvokiamas, kad tai yra simbolis jums patiems save pasižymėti. Pačiam viduryje. Gali būti lapas vertikalus, galbūt net bus patogiau rašyti. Ir tada, kai kažkokiu būdu save pasižymėjot, kaip jau jūs sugalvojate, svarbu, kad būtų tas aiškumas, kad čia yra ribos, jūs. Pasižymėkite antraštės. Žodžiu, jūs galite netgi pasidalinti tą lapą į 4 dalis. Ne? Kairėje pusėje viršuje užsirašykite, ką moku, apačioje mano savybės. Dešinėje pusėje viršuje, ką žinau, išmanau, o dešinėje pusėje apačioje, kas man svarbu. Tai tas, kas man svarbu, tai jūsų artimos temos, ką jūs mėgstate. Ne? Ir kai užsirašote šitas antraštės, paskirkime kokias 3 minutės jums užsirašyti, kaip tas būna, ar ne, laisvas rašymas, užsirašyti viską, ką jūs prisimenate, kas būtų atsakymas į šitas antraštės. Tai ką moku, tai ką jūs sugebate, ką žinau, išmanau, tai kokias temas jūs labai gerai žinote, išmanote, nebūtinai tai yra jūsų darbas. Tai gali būti kažkokias rytis, kurioje jūs tiesiog turite daug žinių. Kokias jūs turite savybės charakterio, kurios yra pačios ryškiausios, nesvarbu, ar jums atrodo teigiamos ar neigiamos. Ir kas man svarbu, kokios yra artimos temos, galbūt vertybės jūsų. Bet ne? Pradedam.
3 minutės. O aš, kol jūs rašysite, pabandysiu atsukti pasiskaityti klausimus. Mhm. Aš tyčia neužkalbu jums danties, kartais būna žmonės labai bijo tos tylos, ar ne? Bet kad jūs galėtumėt pagalvoti. Kas jau jausitės, kad viską parašėte, prisiminėt, tai vėl, na, vėjotų, kad dabar pasirinkim, kad būtų aišku. Mhm. Gerai. Dabar antra užduoties dalis. Prie kiekvieno to punkčiuko, kurį pasirašėte, pagalvokite ir prirašykite vardą konkrečiai žmogaus, iš kurio tą dalyką išmokote arba į ką esate tuo klausimu panašus. Net jeigu jums tai nepatinka. Ir čia yra toks priminimas, kad galbūt, sakykime, yra kažkokių situacijų, kurios nemalonios, yra, sakykime, dar nesusitaikėt ir panašiai. Viskas gerai. Čia toks svarbu ir savo taip atlaidžiai pasižiūrėti ir kartu prisiminti, kad jeigu bent vienas dalykas jūsų giminės istorijai būtų įvykęs trupučiuką kitaip, galbūt jūs būtumėt visai kitoks. Galbūt mūsų, jeigu mūsų protėviai būtų kažką pasirinkę truputį kitaip ir nebūtų čia. Tai tiesiog taip atlaidžiai pasižiūrėti ir pagalvoti. Kiekvienas iš tų dalykų, kuriuos pasižymėjate, su kokiu žmogum jums siejas. Iš ko jūs tai išmokote arba į ką jaučiatės tuo klausimu panašus. Dar porą minutėlių tam skirkim. Video įrašas bus taip. Ir kol jūs dar rašot, noriu vėl atkreipdėmės, kad vėl aš jums pasiūliau rašymo užduotį, ar ne? Ir tai vėl, tai nėra įspūdinga, tai nėra kažkokios ypatingos prezentacijos. Mes dabar labai stengiamės kažkokius būdus surasti, ar ne? Bet to paprastumo labai reikia. Net jeigu pradžioje atrodo nuobodu, kažkaip keista, neįprasta, nebeįprasta. Bet, žinot, yra dabar toks dalykas, kad žmonės vienu metu, na ir iki dabar, aišku, yra kas labai nori save pažinti, save rasti, savęs ieškoti. O kur tu buvai save pametęs, kad reikia surasti. Bet būna momentas, kai žmogui nusibosta tai ir labai dažnai tai pastebiu, kad pradeda lįsti į giminės istoriją tada. Ir įdomiausia yra tai, kad per giminės istoriją daugiau supranta ir apie save. Tai būtent tai yra vienas iš dalykų, ką mums suteikia giminės istorijos pažinimas ir apie ką mes kalbėsim kitam susitikime. Tai ką mums gali suteikti tai? Ir kaip mums pradėti praktiškai
kur rinkti, kaip rinkti, kur vesti giminės medį ir panašiai. Va. Na ir dabar norėčiau jūsų paklausti, ar šitą užduotį atliekant, kas nors jūs nustebino, tai ką jūs prisiminėt, kažkoks jūsų įgūdis, ar tema, kad jinai pasirodo siejasi su kažkokiu žmogumi. Jeigu norėtumėt pasidalinti, tai kviečiu parašyti. O dabar, jeigu reikėtų pasakyti tokią bendrą išvadą, tokios užduoties, tai štai čia, jeigu jūs sąžiningai atlikot tokią užduotį, ir yra mūsų tas asmeninis paveldas, kurio mes kartais negalim apčiuopti, negalim suvokti, bet pasirodo štai, mes esame vieni su kitais susiję ir kažkokiu būdu vieni kitus veikiame, ar ne? Ir gali būti, kad net nepastebėjom, kad kažkokia tema mus sudomino arba kažkokią vertybę mes perėmėm konkretaus žmogaus. Niekada to nesuvokė. Mums tai pasirodė svarbu ir mums tai pasirodė artima. Ir net nesąmoningai taip mus paveikė. Na ir iš esmės mes visą tai prisimindami, atrodo, tarsi žiūrime tai, kad tai yra toli. Mums yra tolima. Jeigu kuo toliau einam į praeitį, tuo toliau mums atrodo, ar ne? Kaip atrodė gyvenimo žmonių, kuo jie užsiėmė, kaip jie leido laiką, ar jie turėjo to laisvalaikio iš viso. O mūsų protėviams tai buvo kasdienybė. Ir ta daina prie darbo buvo kasdienybė ir kalba. Kažkas paminėjo gimtąją kalbą, ar ne? Mes dabar taisom visaip ten galvojam, kaip čia teisingai padaryti. O tai, ką mums paliko tarmės, pavyzdžiui, tai yra tiesioginis rezultatas jų kasdienybės. Kalbėti taip, kaip toje teritorijoje įprasta. Ir viskas. Ir dėl to, aišku, svarbu išlaikyti tą dėkingumą, kad mums paliko, kad mums išlaikė. Aš vasario 16 labai svarsčiau, galvojau apie tai ir pasakojau žmonėms, kad iš esmės mes labai daug prisigalvojam savo tiesų įvairių, ar ne? Ir įrodinėjom čia taip, o čia kitaip, bet iš tikrųjų viskas yra žymiai paprasčiau. Ir kartais mums yra gėda tų jautrių dalykų, tokių mūsų tų prigimtinių dalykų, saknų, bet iš tikrųjų, jeigu pagalvotumėm, netgi ir mūsų tą kalbą, tradicijos, tai yra kaimo kultūros padarinys. Na, mums labai gėda kaimo, mums gėda tarmių, gėda liaudies dainos, labai dažnai vis dar tai girdim. Nors tarsi ir yra jau tų iniciatyvų daugiau, reikėtų paminėti ir turbūt jūs mokykloje dirbdami to matot, kad dalis jų yra valdiškos dėl paukščiuko, dėl politinių sumetimų, o ne dėl kažkokių giluminių suvokimų, pajautimų, kad tikrai tai svarbu žmonėms. Bet yra ir tų, kurie dirba iš idėjos, reikėtų pripažinti. Ir kartais į Kauną žiūrintiems žmonėms, kurie nesusiję, vis dar yra gėda. Čia kaimas, kad čia kažkokia tarmė, čia kažkaip. Bet iš esmės tai mūsų kultūra ir išliko būtent kaimo žmogaus dėka. Mūsų kalba išliko kaimo žmogaus dėka. Ir tai, dėl ko mums kartais gėda ir yra ta mūsų jautrioji dalis, kurios galbūt mes nenorim rodyti kitiems. Bet tai yra labai svarbu. Ir jeigu mes patys priimsim tą dalį, tada sugebėsim perduoti ir jaunosioms kartoms. Na ir nėra kitų būdų iš esmės. Tai tik kalbėti, pasakoti, kartoti. Ir net jei ir nusiviliam, kad negirdi, neišgirdo, nesiklauso, nepasiduoti. Nes ateis momentas, kai tai, sakykime, duos rezultatus, tik ne iš karto. Ir žmogiškumo apraiškų, sakykime, ženklų, išraiškų labai trūksta. Ir kiekvienas tas paprastas veiksmas, jis ir yra būtent žmogiškumo veiksmas. Ir net jeigu tuo metu liks nesuprastas, vis tiek tie ratilai jie nueis. Tai mums svarbu tą prisiminti. Ir tas mažų pėdsakų žemėlapis, kur mes palikom žymelę, ne, kažkokią žinią perdavėm.
jis galų gale susidėlios į bendrą paveikslėlį. Galbūt ne visiems, galbūt ne vienu metu. Ir labai skirtingo, sakykime, ateina žmonių labai skirtingo amžiaus. Ir ateina, sakykime, 11-metis, kuris toks visiškai dar vaikiukas ir sako, man taip įdomu, aš vat parsinešiu namo tas nuorodas, kur jūs čia davėt. Ir mes su mama ieškosim, kas čia buvo mano tie proseneliai. O yra, sakykime, žmonių, kurie ir 60-70 metų pasiekia, jie nenori sužinoti. Galbūt yra nuoskaudų, galbūt tiesiog sako, man neįdomu. Pasako kartais net tokių frazių, kad palik mirusius ramybėj. Bet tarsi nesuvokia, kad mes iš ten atėjom ir tai nėra kažkas tokio nejaukaus, kad tai yra mūsų šaknis, mes iš ten mūsų stiprybė. Bet kiekvienam žmogui ateina tas laikas. Ir toliau į šitas temas mes gilinsimės kovo 16 dieną, būtent genealogijos įvadą ir susipažinsim su šita tema išsamiau. O tiems, kas norėtų dar kitomis temomis pasikalbėti, tai šiuo metu vyksta paskaitų ciklas irgi nuotoliniu, genealogijos pavasaris. Ir artimiausia paskaita bus ketvirtadienį, vasario 26 dieną. Aš pati labiausiai laukiu kovo 18 apie lietuvių kalbos kilmę. Kaip jinai atsirado, ar tikrai jinai seniausia, o gal ne. Ir kokie ten tų kalbų panašumai ir panašiai. Tai labai kviečiu, jeigu jūs domina lietuvių kalba ir kalbos apskritai, susitikim. Štai, dabar laikas jūsų klausimams. Aš išjungiu dalinimąsi ir žiūriu į susirašinėjimą. Mačiau, kad buvo keli komentarai įdomus. Tai taip, kokį patartumėte archyvarą, kuris galės pabaigti mano genealoginį šeimos medį iki mano vaikų oficialiai? Pradžią nuo 1700 metų turėjau iš abiejų pusių iki mano močiutės. Jeigu jums reikia oficialaus patvirtinimo, dabar net galvoju, kokį dalyką, genealogijas tvirtina yra tokia, kaip vadinasi ta įstaiga, tai yra genealogijos ir heraldikos institutas turbūt. Bet tai yra tiesiog, ta įstaiga yra jos nariai, jie ten turi statutus ir visa kita, bet tai nėra toks kaip oficialus dalykas. Kažkoks dokumentai galbūt yra išduodami, bet tai yra tiesiog tos įstaigos, ne? Bet, čia notariškai tokio dalyko niekas ir netvirtins. O, sakykime, paprastas genealogas, Lietuvoje mes neturime nei licencijų, mes neturim jokių pažymėjimų, tiesiog nėra niekaip įteisinta, nes, sakykime, aš jums galiu pasakyti pavyzdį. Aš peržiūrėjau Lietuvoje šiuo metu egzistuojančių studijų programų susijusių istorija, archeologija ir panašiai, žodžiu, sudėti, kokios disciplinos įeina. Ir ne vienoje jų nėra genealogijos. Mes tiesiog neturim tokio dalyko kaip profesionalus genealogas, tik tiek, kad gali būti labai labai tuo klausimu išsilavinęs pats besidomintis žmogus. Tai, taip, sakykime, jeigu archyvas, pats, pavyzdžiui, Lietuvos valstybės istorijos archyvas, mes galim užsakyti paiešką, tarsi. Mes galim tarsi samdyti juos, nes jie turi darbuotojų, kurie žino, kaip tai daryti. Bet tai yra problematiška, tai daug kainuoja ir kartais nelabai iki galo varginasi, kad nerado vienoj parapijoje, tai ir viskas. Žodžiu, toj parapijoje, kur galvojam, nėra žmogaus, tai tiesiog susimokėjai ir tiek. Tai truputį tokie sudėtingi procesai. Taip. Aš susidomėjau savo šeimos genealogija, buvo močiutės gimtadienis, aš padariau video. Ji pasiėmė senus albumus, rodė, pasakojo, kas buvo proseneliai, pusbroliai, dėdės, pasakojo, kaip atėjo į mūsų šeimą bajorai, kaip gimė mano mama ir kodėl mes esame iš kilmingos giminės. Čia labai didelis dalykas. Tikrai. Ir žinot, kaip yra, mes galvojam, kad prisiminsim. Iš tikrųjų neprisimenam. Ir aš nuo pat 5-6 mokiniams sakau, žinot, jūs, net jeigu jums dabar neįdomu, padarykit savo paslaugą ir paklausykit tetos patarimo. Bent pusvalandį, kai nuvažiuosit pas močiutę, paklausinėkit jos ko nors ir pasidarykit įrašą, nes kada nors savo ir man padėkosit. Nes būtent iš to momento, galbūt ne iš karto, bet kada nors irgi gali užsikabinti. Ir aš dabar labai džiaugiuosi, kad turiu tą senelio įrašą.
Dabar turiu daug daugiau įvairių įrašų iš kitų giminaičių. Irgi džiaugiuosi, kad įrašinėjau, nes jų jau nebėra su mumis. Tai čia labai svarbus dalykas, tuos įrašus daryti ir sako, filmuokim, fotografuokim. Atrodo, viena vertus mes nebevertinam fotografijos, nes visada turim, telefoną. Ar ne? Bet kita vertus, tai yra mums šansas prasmingai panaudoti tą daiktą. Išsaugot prisiminimus, kad ateityje turėtų, mes ką norėtumėm turėti, galim tai perduoti į ateitį, kad turėtų ateities kartą. Ačiū, genealogijos ir heraldijos draugija. Tiesiog užkrito, žinau, kaip atrodo jų svetainė ir jų svetainės adresas yra genealogija.lt. Bet tarp visų tų terminų pabėga informacija. Va. Dėkui, matau, kad rašot, kad patiko paskaita, tai aš džiaugiuosi. Kas turėsit kokį atsiliepimą, tai tikrai parašykite. Mano elektroninio pašto adresą turite. Aš, kai tik įsikels šitas įrašas į YouTube, jums atsiųsiu nuorodą ir taip pat atsiųsiu nuorodą į tą kitą paskaitų ciklą, jeigu kažkam įdomu, ir taip pat į kultūros paso šitas edukacijas. Ir turbūt dar norėjau paminėti, kad šalia šitų edukacijų taip pat vedu ir žvakių gaminimo užsiėmimus iš vaško. Tai jau tiesiog galim susisiekti ir pasišnekėti nuo pat pradinukų iki bet kokio amžiaus. Va. Ir kortelės irgi dar jų dabar turiu šio leidimo likusių, tai jeigu jums įdomu savo ar mokiniams, tai sakykite. O mes susitiksime su jumis kovo 16 ir kalbėsime jau konkrečiau, rimčiau, žodžiu, taip. Dėkui ir iki pasimatymo.